Taigi, kalbam apie žmogaus organizmo sistemą, anatomiją. Anatomija yra toks dalykas, kurį žinoti reikia, suprasti ją reikia ir dirbant ypatingai tokį darbą kaip jūs, su medicina susijęta darbą, ne, tai tikrai tą anatomiją išmanyti reikia. Ir jeigu jau žinot, tai prisiminti irgi niekada nevėlu. Tai mano pačios istorija šiek tiek apie tą anatomiją, tai anatomiją mokiausi pirmo kurso pirmą pusmetį. Kaip ir dažniausiai būna, tai toksai pakankamai sudėtingas, rimtas dalykas, ypatingai įmestam pirmo kursui į kažkokį dalyką, kur tu nelabai supranti dar kaip mokytis reikia, ką daryti ir panašiai. Tai kas atsimena save studijų laikais, ne, tas pirmas pusmetis, visi kaip ir nori pabėgę nuo tėvų eiti išsiausti ir dainuoti, ne, o čia mokytis reikia. Tai lygiai taip pat anatomija taip yra toksai kirvis. Tai arba tu mokysi išsilaikai ir eini toliau, arba tu galiausiai kažkaip gali būti, kad baigsiu universitetą, bet aš nebuvau iš tų, aš anatomiją išlaikiau, bet aš išlaikiau ją, prisipažinsiu, iškaldama, nes nemokėjau aš jo suprasti. Aš supratau realiai anatomiją tik tai jau pradėjus dirbti po truputį, įsivažiuojant į praktikas. Tada tik supratau, kad visos sistemos yra susietos, kad rankos pakėlimą pradžiai reikia įsivaizduoti, atlikti, tai tada pradėti galvoti, kokie raumenys įsijungia ir einant per visą kūną neišsiaiškinti, nes kai aš atsiskaitinėjau raumenis, aš juos tiesiog buvau iškalus, aha, čia kaip pavyzdys žasto lenkimas, tai čia tas, aha, pasižiūri į tą ranką iš bėdos, aišku, pusė raumenų neatsiremini ir panašiai, bet sakau, tik tai dirbdama sugebėjau suprasti, kaip anatomija veikia, kad tai yra didžiulė bendra sistema ir panašiai, kad vienas raumuo niekada nedirbs, tai kad dirba grupėje, ne, arba lygiai taip pat, kaip mūsų visa bendra sistema dirba kartu. Tai apie ką čia ta anatomija, ne kas tai yra per daiktas, tai pradžiai šiek tiek anatomijos istorijos. Atsiprašau, tai anatomija realiai kas tai yra mokslas. Mokslas yra apie žmogaus kūno sandarą, formą, struktūrą, šių struktūrų vystimas ir atliekamas funkcijas drauge, kartu ir atskirai. Anatomija priklauso biologijos, morfologinių mokslų šakai. Anatominės studijos gilinasi tiek, kiek priepiamus akiai, matomus kūno požymius kaip organai, jų sistemos ir panašiai. Kitaip vadinama topografinė regioninė anatomija arba antropotomija. Ir kita dalis tai yra tiek į mikroskopinės kūno funkcinės dalelės anatomija ginasi, pavyzdžiui, individualias ląsteles ar audinius. Ir šią kategoriją patenka histologija ir citologija. Tai anatomija nagrinėjama iš tokių dviejų į kategorijų. Ir anatomijos mokslų pradėta domėtis labai seniai. Šaltiniai pirminiai rodo, kad netgi 4 amžiuje prieš Kristų jau buvo prasidėję tokie tyrinėjimai, skrodimai ir jau atrastos kraujagyslės, ne, tokie jau sušiuolaikinta anatomija prasidėjo viduramžiais nuo Da Vinčio. Tai Da Vinčis ne tik, kad išradimus kūrė ir piešė, ne, bet ir anatomija labai domėjosi. Jis beje vienas pirmųjų, kuris portretą piešė jau atitikdamas anatominį vaizdą. Ne tai, kad žmogus ten buvo blynas kažkoks, ne, bet jis irgi užmanė pakankamai giliai anatomiją. Tai ta Mona Lisa garsioji jo ne veltui netitinka jau pakankamai linkius visus ir apskaičiavimus, nes jis tikrai domėjosi šitą temą. Tai va, tai Lietuvoje anatomijos ištakos siekia 1776 metus, bijau apgaudot panašiai, kai į Lietuvą pradėjo važinėti prancūzai ir italai ir mokslininkai. Tik tai dėja karjera Lietuvoje truko neilgai, nes 1825 berods buvo išnaikinta visa anatomijos katedra ir atgaivinta tik tai jau po pirmojo pasaulinio karo, vien irgi caras nusprendė, kad ne.
visas anatomijos žinias ir anatomijos muziejus buvo perkeltas į Kijevą iš Lietuvos, ir sakau, tik tai po karo vėl universitetuose prasidėjo didesni tyrinėjimai dėl to, kad buvo leidžiama tą daryti. Tai va, tai čia šiek tiek istorijos, ne, o ir kaip ir nuo ko kalbėjau prieš tai, ne, tai anatomija prasideda nuo pačio smulkiausio audinio dalelės, ne, tai nuo ląstelės. Ir mokslininkai dažniausiai ir ją tyrinėja, ir genų inžinierija, ir visa kita, kaip sugeba lysti į ląstelę, ne, tai aišku, tai yra be galo smulkus reikalas, be galo maža ta dalelė yra, bet šiuolaikinis pasaulis leidžia įsiterpti netgi ir ją, šiuolaikinis mokslas, ne, ir netgi ląstelio, tai jeigu lotyniškai tai yra celula, ne, ir jeigu celulą verčiant į lietuvių kalbą, tai būtų kaip ir tokia nedidelė patalpa, nu tai labai mažytė patalpa. Ir kas ta ląstelė, jeigu kalbėti iš to apibrėžimo, ne, tai yra gyvų organizmų struktūrinis vienetas, gebantis savarankiškai egzistuoti, vystytis ir daugintis. Tai atsinaujinti, daugintis, kilti, žūti ir panašiai, tai jis tą gali daryti savarankiškai. Ir manoma, kad suaugusio žmogaus kūnas sudaro apie 100 trilijonų ląstelių skirstomų į 220 tipų. Tai jeigu kas labai neturite laiko, tai gali pabandyti suskaičiuoti, kiek čia laiko užtruktų per 100 trilijonų suskaičiuoti, aš atvai sakau, neįsivaizduoju, kas tai per skaičius. Tai va, ir ta ląstelė turi savo sandarą, daugybę dalelių, sienelių, branduolėlių, mitochondrijų, citoplazmų panašiai. Tai apie viską nuo pradžių. Ir ląstelės irgi yra skirstomos į dvi grupės. Tai yra eukariotinės ląstelės arba dar kitaip vadinamos gyvūninės ląstelės. Ir jos yra daug sudėtingesnės, jų genomas nuo likusios dalies atskirtas dviguba membrana. Tai yra pagrindinis bruožas, jeigu reikėtų, pavyzdžiui, atlikinėti testą ir išsirinkti, kuri ląstelė yra eukariotinė, kuri prokariotinė, tai jeigu atrastume dvigubą membraną, tai iš karto rodo, kad ląstelė yra gyvūninė. Arba prokariotinė ląstelė. Tai pavyzdžiui, bakterijų ląstelės yra smulkios, jų branduoliai nėra atskirti ir tai rodo, kad tai yra prokariotinė ląstelė. Tai va, tai prokariotinės ląstelės sandara yra pakankamai paprasta, lyginant su eukariotinės ląstelės sandara. Ir pagrindiniai komponentai tai realiai yra tiesiog citoplazma, terpė, kurioje vyksta visos gyvybiškai svarbios cheminės reakcijos ir kaupiamos maisto medžiagos. Tai kas stebita, ne, tai citoplazma yra va tas mėlynas skystis, nu, tokie kaip kažkokia terpė, kurioje ir vyksta visi mainai, reakcijos ir panašiai. Ne, ir ją dengia plazminė membrana. Tai pirminis sluoksnis, kuris yra virš citoplazmos, tai va šita žalia spalva, vėl ką žiūrite, ne, tai iš organinių medžiagų sudarytas išorinės ląstelės dangalas. Jis reguliuoja medžiagų patekimą ir šalinimą iš jos. Tai tokia kaip ir pirma siena, ne, tai va. Ir aišku, čia yra ir plazminė membrana, ir ta pati, apie kurią ką tik kalbėjau, ir ląstelės, ne, ir kapsulė, ne, ir fimbrijos, plasmidės, žiuželiai, nukleoidai. Tarsi sandara yra tikrai ne vien iš 2 dalių sudaryta, ne, bet bendroji sumoji tai nėra labai sudėtinga, už tai bakterijom priklauso, ne, nes bakterija yra tikrai paprastesnis variantas negu žmogaus ląstelė, ne, tai va tiesiog labai trumpai apie ją. Nes nėra mums tokia aktuali, kaip lyginant su kariotinė ląstele žinduolio gyvūno, ne? Tai matot, iš karto skirtumas yra, čia va, jeigu kelios dalys, tai čia žiūrėkit, kiek iš to visko yra, ne? Tai pradėti reikėtų irgi nuo tos plazminės membranos. Tai kas jinai yra, tai tiesiog bendram išprusimui tikrai niekas čia neklausinės apie tą ląstelę sandarą, ne? Bet kad žinot, tai plazminė membrana iš organinių medžiagų sudarytas išorinės ląstelės dangalas. Jis reguliuoja medžiagų patekimą ir šalimą iš jos. Tai niekuo nesiskiria ir nuo prokariotinės ląstelės sudėtimi, ne?
Tai kažkuo panašios, ne? Ir viena svarbiausių ląstelės dalių tai yra branduolys. Kodėl jis toks svarbus? Dėl to, kad jame išsidėsčios yra chromosomos, vyksta nukleo rūgščių sintezė, iš jos valdoma ląstelės veikla. Nu, tai praktiškai, jeigu lyginant su žmogaus kūnu, tai branduolys būtų kaip smegenys, ne, kuris viską reguliuoja, tvarko, prižiūri, skirsto ir panašiai. Be smegenų veiklos niekas nevyksta, tai lygiai taip pat kaip eukariotiniai ląsteliai be branduolio. Ne? Aha, taip pat yra ląstelė ir chromosomos, kurios yra sudarytos iš baltymų, deoksiribinamų rūgščių arba dar kitaip vadinami DNR. Ne, DNR yra saugoma visa genetinė informacija, paveldimumas, ląstelės sudėtis, struktūros, laikmenos, skirtingų rūšių organizmas būdingas skirtingas chromosomų skaičius. Ne, tai vėl tai ką reiškia, tai gal ten mūsų chromosomos, nežinau, su kažkuo gal kokia beždžionė ir panašus, ne, bet jų išsidėstymas yra skirtingas, struktūra yra kitokia, todėl mes ir skiriamės vieni nuo kitų. Ne, jeigu žiūrėti vidaus organų DNR sudėtimi, ląstelių sudėtimi, tai, pavyzdžiui, tiek širdis, tiek inkstai panašus labai yra kiaulės inkstus, ne, bet mes nesam paršiukų kiaulės ar dar kažkas, nors kažkokių panašumų ir turime, ne. Tai va, ten bet skirtingos chromosomos, vėl skirtinga informacija, nesvarbu, kad ten gal kažkas sutampa. Tai va, tai apie jas. Dar yra branduolėlis šalia, tai yra branduolio dalis, kurie gaminamos ribonukleorūgštys ir surenkami ribosomų subvienetai. Tai vėl tam tikra dalelė, kur yra atsakinga už ribonukleorūgščių gaminimą ir saugojimą, ne? Na ir aišku, čia yra citoplazma, tai ląstelės dalis tarp plazminės membranos ir branduolio, joje vyksta daugelis biocheminių reakcijų ir kaupiamos maisto medžiagos. Yra dar ribosomos, va ir čia numerį, kas čia žiūri, ne, tai baltymų gamybos vieta. Dar į tą ląstelės sudėtį įeina ir toks tiek šiurkštusis, tiek lygusis endoplazminiai tinklai. Tai va 5 ir 6 numeriukai. Tai šiurkštusis endoplazminis tinklas kaupia ir transportuoja baltymus. Tuo tarpu likusis endoplazminis tinklas gaminant transportuoja kai kuriuos lipidus, modifikuoja vaistus, toksinus ir panašiai, kaupia kalcio jonus. Tai vėl atsakingas už tam tikrų medžiagų kaupimą ir gaminimą ir transplantaciją. Ne? Taip, dar kas yra ir pakankamai svarbi ląstelės dalis, tai tokia, jeigu matot, čia Golgi kompleksas, jame jau yra modifikuojami baltymai, sintetinami sfingolipidai, formuojamos pūslelės, nešančios reikiamas biomolekulės į kitus ląstelės sandus arba kitas saugojimo vietas. Taip, terminai yra moksliniai, ne, kiek įmanoma bandau paaiškinti, kartais ir gaunasi tokie įdomesni, ne. Dar kas yra, tai yra mitochondrijos, kuriuose yra sintetinama ATP arba adenozintrifosfatas, tai yra energija. Iš energijos, energija yra įskaidoma į ATP ir išnešiojama po visą organizmą. Palaiko lygiai taip pat mitochondrijos yra palaikoma neorganinių jonų homostazė, svarbios apoptozei, irgi visokiem ten skaidinam ir panašiai. Lizosomos, dar viena ląstelės dalis. Tai jose skaidomi organiniai junginiai. Ląstelės centras, centrosoma centriolė, yra mikrovamzdelių organizacijos centras, dalyvauja ląstelės dalymosi procese. Ir tai yra skirtumas, kad ląstelės centras yra tik tai gyvūniniai ląsteliai, tai nėra augaliniai ląsteliai, tai vėl tuo ir skiriasi, ne, kad augalo ląstelė irgi yra pakankamai sudėtinga, turinti panašią ląstelės sudėtį kaip ir eukariotinė ląstelė, bet aišku, dar turi ten pakankamai papildomų dalių ir neturi ląstelės centro, tai pagal tai irgi yra skiriama.
Tai kaip dabar atsimenu, kai biologiją mokiaus ląstelės sandara, tai buvo trys nupieštas. Eukariotinė, prokariotinė, augalo gyvūnų reikėjo atskirti tiesiog vat, pagal tas dalis, ką vienos turi, ko kitos neturi, reikia išsiaiškinti, kam ten ta ląstelė priklauso. Ne? Tai, kaip sakau, dabar nors tiek metų prabėgo. Tai va, tai ta ląstelės sandara labai trumpai, galėčiau aišku kalbėti apie kiekvieną iš jų minimum po valandą dvi, bet kadangi čia yra tik tai priminimas apie tą visą anatomiją, ne, tai tikrai nežada čia labai išsiplėsti. Gal reikėtų kokį vaiko vadovėlį atsinešti, gal būtų paprasčiau kalbėti, negu tais tikrai tais sudėtingais terminais arba lotyniškais pavadinimais. Tai va, tai audiniai ir kas yra čia per daiktas, ten apeisim tikrai nemažas raumenų grupės, audinius, panašiai, ne, tai apie kiekvieną trumpai. Tai audiniai evoliuciškai susiformavusių ląstelių ir neląstelinių darinių sistemos, kuriams būdinga bendra sandarių funkcijos. Ne? Tai jeigu daugybė ląstelių atlieka plius minus panašią funkciją, tenai susijungia į audinius ir tada sudaro jau atskiras audinių sistemas. Ir audiniai yra klasifikuojami, tai yra pagal mikroskopinės struktūros ir funkcijų ypatybės, tai yra skiriamos 4 audinių grupės. Epitelinis audinys, kurio pagrindinė funkcija yra uždengia ir užkloja įvairius kūno paviršius, kai kurios ląstelės geba sekretuoti įvairius skysčius, tai kaip pavyzdys skrandžio sultis darančias gleives ir vandeninio chloridą. Kitas audinys yra jungiamasis, kur sujungia skirtingas kūno dalis, aprūpina jas reikalingomis medžiagomis, tokiamis kaip kraujas, kaulis, kremzlis, riebalinis audinys. Tada kitas audinys yra raumeninis, kuris specializuotas atlikti susitraukimo funkcijai, kuri leidžia organizmui judėti. Ne? Ir daugelis žmogaus skeleto raumenų, skersaruožiai skeleto raumenys padeda sąmoningai judinti kūno dalis. Tuo tarpu skersaruožių širdies raumuo ir lygieji raumenys veikia autonomiškai, be sąmoningos kontrolės. Ir nervinis audinys, tai pritaikytas generuoti ir perduoti elektrinius impulsus, taip reguliuodamas daugelį kūno funkcijų. Nervai yra išsiraizgę po visą organizmą, šio audinio daromosios ląstelės, neuronai yra ilgiausias žmogaus organizme. Taip, kita grupė tai yra organai. Organai yra sudaryti iš audinių, pritaikytų atlikti vienokią ar kitokią specializuotą funkciją. Ir daugelis audinių tipų dalyvauja daugiau nei vieno organo veikloje. Skirtingose sistemose to paties audinio ląstelės gali skirtis, nes vienaip ar kitaip prisitaiko prie specifinio organo veiklos. Ir organai žmogaus organizme dažniausiai dirba grupėmis ir sudaro sistemas. Dažniausiai, bet ne visada. Tai reikia pabrėžti. Tačiau kai kurių pagrindinių žmogaus organų yra būtini ir juos praradus organizmas iš karto arba netruks nustoti funkcionuoti. Tai čia eina kalba apie porinius organus ir neporinius organus. Tai poriniai organai yra tokie kaip plaučiai, inkstai, šitie, ir neporiniai yra tokie kaip širdis, kepenys, ne tie, kurie yra po vieną. Ir pavyzdžiui, žmogus gali gyventi su vienu inkstu, ne, turės kitą, kuris dalinai galės atstoti, gal ten reikės dializės ar kažko, ne, bet vis tiek jisai galės su juo gyventi. Tuo tarpu be širdies, jau sunkiai. Jau tikriausiai sunkiai išgyventų, ne, tai vėl priklauso tas porinis ar neporinis raumuo. Tai kažkas nutikus širdžiai laiku nepagydžius, o negali būti, kad gyvent žmogus ir nebegalės. Tai va, bandau aš ironizuoti, bet aišku, tikrai nebegalėtų jau be širdies gyventi. Tai va, tai savaime suprantamas kaip ir dalykas. Toliau, kokie yra pagrindiniai žmogaus organai ir ką jie veikia, už ką atsakingi, ne, tai pirmas ir pagrindinis yra smegenys. Tai yra mąstymas, jutimai. Ir ne tik, kad reikia kažką išmąstyti, bet žingsnį nežengsit be smegenų veiklos, piršto nepajudinsit be smegenų veiklos, ne, tai aišku, tik tai mes negalvojam, kaip bus čia, kaip man dabar reikės tą pirštą išties, sulenkta, nes smegenys taip negalvoja, tai yra tiek iš lavėjo judesiai, kad mums nereikia apie juos galvoti, mes tiesiog einam ir darom, nebent ten, nežinau, keičiasi sezonai,
Tai vėl iš naujo prisimenam, kaip sniegu vaikščio po ilgo laiko, ne, kaip eiti slidžiu paviršiumi, tai tiesiog gal tada ir būtų ta mintis, kaip čia tą koją padėti ir kuriam vietom, ne, bet jeigu niekas nesikeičia, aplinkybės nesikeičia, tai tikrai negalvojam jau, smegenys tai daro intuityviai, ne. Aišku, plus ir visi mąstymai, atmintis ir panašiai. Dar vienas iš pagrindinių raumenų organų, tai aš jau aptariau, tai yra širdis, ne, ir jinai atsakinga už kraujo varnėjimą po organizmą. Ir jeigu nustotų tą daryti, viskas. Ne, dar vienas svarbus organas yra oda. Ir jis yra pats didžiausias organas, kokį žmogus turi. Labiausiai elastingas. Tai jeigu kas labai mėgsta kryžiažodžius ir bus klausimas, didžiausias kūno organas, tai yra oda, nes jinai dengia viską, apsaugo nuo patogenų ir cheminių medžiagų, temperatūros, vandens pusiausvėros reguliavimas, ar ne, viskas priklauso odai, nes jeigu odos nebūtų, mes būtumėm labai smarkiai pažeidžiami, o jinai realiai saugo mus nuo visko. Tada dar svarbus organai, aišku, svarbus organai yra visi, bet čia yra tokie pagrindiniai. Tai plaučiai irgi neatsilieka ne nuo viso šito, tai plaučiai, aišku, už kvėpavimą atsakingi, tada inkstai, šlapimo surinkimas, hidroreguliacija, druskų pusiausvyros palaikymas, energija atitinka, tada kasa, atsakingų už virškinimo fermentų išskirimą, gliukozės kiekio kraujo reguliavimą, kepenys, gliukozės kiekio reguliavimas, kenksmingų medžiagų skaidimas, skrandis, virškinimas, maisto sandėliavimas, irgi funkcija yra ir tokia. Nu, tai čia jau kiekvienas iš mūsų priklauso, kokio dydžio ten tą sandėlį pasidarysim, ne didesnį ar mažesnį, kaip atrodysim patys, ne didesnį ar mažesnį. Nuo to skrandžio turinio labai priklauso. Ir dar kas prie tų svarbių prijungta, nepagrindų, tai yra žarnos. Žarnos virškinimas, išmatų formavimas, tas pats imunitetas irgi yra visam žarnyne, ne? Ir paskutinis yra kaulų judėjimas, atrama. Tai tokie pagrindiniai žmogaus organai. Kraujagyslės irgi neatsilieka visa kraujo sistema, kraujagyslės, limfagyslės. Šitos tai kraujagyslės atsakingos už kraujo takus po visą organizmą, išnešiojimą, ne, didžioji kraujo arba mažoji kraujo apytakos ratu. Kraujagyslės randamos kelių tipų, tai yra arterijos, arteriolės, kapiliarai, venulės, venos. Randama tokių, ar ne, nuo viena nuo kitos visos kraujagyslės skiriasi ir skirtingų audinių sluoksniais, bet to venos vienintelis turi vožtuvėlius, visos kitos kraujagyslės neturi, išskyrus venos. Štai kartais matosi venose ten tokie, kaip vožtuvėlį užsikemša, tai atranda mazgeliai, ne, tai va, tai tada kas dar įeina, limfagyslės irgi prie kraujotakos, ne, tai dažnai maišoma. Jas, kai labai spėt žinių neturi, ne, bet limfagyslės, jos tik panašios į kraujagyslės, bet jų funkcija yra surinkti audinių skysčio perteklių, apvalantis jį nuo apvalomus svetimkūnių perteklių, grąžina atgal į kraują. Tai jos sąveikauja tarpusavėje labai kraujagyslės su limfagyslėm, bet funkcija yra šiek tiek kitokia. Ir limfagyslės turi savybę pačios susitraukinėti taip varinėdamos savo turinį, užsibaigia jos aklinais galais, vadinamais limfmazgiais, su kraujagyslėmis susijungia ties paraktinėmis venomis, irgi dar tokios irgi yra, bet užteks žinoti, kad jos tiesiog susijungia su kraujagyslėm, tam tokiuose šalia viena kitos. Taip, ir kadangi tiek limfagyslės, jos atsakingos už skysčių perteklius, už tai, pavyzdžiui, jeigu kažkokios operacijos yra operuojami limfmazgiai ar dar kažkas, tai ta limfos gamyba sutrinka, būna žmonės pradeda tint, kaupiasi skysčiai, ne, jiem dažniau reikėtų kojas pakelt, rankas pakelt, vėl priklauso, kur operuota, kaip pavyzdys, ne, po krūtų pašalimo operacijos, jeigu yra paliečiami limfmazgiai, ne, dėl onkologinių susirgymų, tai irgi tą ranką dažnai reikia laikyti pakeltą, mūvėti tam tikras
kojinės ar rankovės tokias, ane, kurios reguliuoja limfos tekėjimą. Tai tokių irgi yra ir tai irgi reikėtų žiūrėti, tada jeigu jau tikrai tas skystis kaupėsi, tai atlikti ir masažus ir tam tikrus jau spets pratimus, kad nesikauptų, nes tikrai gali būti bėdų. Tai va, tai šiti pagrindiniai. Toliau einam prie smulkesnių organų, mažesnių, ne. Tai yra vienas labai svarbus organas, tai yra akis, per kurį mes matom pasaulį, ne, aišku, čia smegenys vėl įsijungia, jos tam tą vaizdą atverčia atgal, nes mes matom pradžia per tą vaizdą, tik paskui smegenys sugeba jį atversti, kad matytumėm tokį, kokį reikia, ne. Ir kad tas vaizdas būtų tiesioginis, tai nervinio audinio pagalba perduodamas, priimamas signalas į smegenis, o nes kūne. Tik tada suprantame, apie ką čia, ką mes matom ir kodėl čia taip visur balta gražu, ne? Taip, kitas tai yra ausis, yra klausos ir pusiausvėros organas, ne? Tai ausis sudaryta iš vidurinės, išorinės ir vidinės dalių, perduoda priimamus signalus į smegenis lygiai taip pat, garso signalus. Ir ausiai reikia skau nepamiršti, kad yra skystis, kuris atsakingas už pusiausvyrą. Pavyzdžiui, jeigu vėl kažkoks smūgis per ausį per kažką gali žmogui sutrikti pusiausvyrą. Jeigu vėl, pavyzdžiui, pykina vairuojant, važiuojant, mašinai sėdint, ne, tai labai dažnai šitą problemą galima išsigydyti tiesiog akių, galvos judesius suderinus į vieną, nesimaskatuojant, ne, nes kuo labiau tu kaklą judinsi, tuo labiau ten tas pusiausvyrą atsakingas skystis judės ir tuo mums bus labiau nesmagu, pykins ar dar kažkas bus, ne? Tai vestibuliariniam aparate, kuris yra ten tas skystis atsakingas už mūsų pusiausvyrą. Taip, dar vienas svarbus organas yra nosis. Atsakingas irgi organas už jutimus, už uoslę, bet to svarbus kvėpavimo procese. Praeinantis pro nosies ertmę oras užšildomas, kad nepažeistų vidinių kvėpavimo organų, bet to oras apalomas nuo svetimkūnių, kurie prilimpa prie nosies ertmėje esančių ląstelių išskiriamų gleivių. Ir taip mes įkvepiam orą, jeigu taisyklingai kvėpuojam per nosį, įkvepiam per burną, iškvepiam, o ne visada gal kvėpuojam per burną. Aišku, būna tokių situacijų, kai per tą burną tenka pakvėpuoti. Geriau būtų, kad įeitų oras per nosį, jis bus apšildomas ir jau pateikiamas tokio, kokio reikia temperatūros, ne? Lūpos irgi organas. Svarbus yra už temperatūros jutimą, nes tai yra vieta, kur jaučia temperatūrą. Ir kas apie lūpas yra įdomu, tai išskirtinis žinduolių požymis, palengvinantis krūties žindymo procesą. Ne? Tai anksčiau visi mes žinojom, kad žinduoliai yra tie, kurie minta motinos pienu, ne? Ir jeigu jie minta motinos pienu, jie yra žinduoliai. Ne? Bet pasirodo, tam reikalingos ir lūpos. Ne? Tai jeigu jau kažkoks gyvūnas turi lūpas, tikriausiai jis irgi bus žinduolis. Jeigu lūpų nėra, tai tikriausiai jis nebus žinduolis, ne? Kaip pavyzdys. Ir aišku, dar vieni prie organų, tai yra lytiniai organai, kurie atsakingi už dauginimąsi. Tai va, ir tų organų išvardinom mes čia ne vieną, ne, bet yra ir organų sistemos. Tai stambiausias apčiuopiamas organizmo sudedamasis vienetas, jeigu imti bendrai, kas yra organų sistema. Ir organų sistemą sudaro organai ir audiniai. Ir visos šios sistemos prisitaikiusios atlikti specifines organizmui būtinas funkcijas. Tai kaip pavyzdys, ne, visi šlapimo šalinimo sistemos organai atsakingi už šlapimo surinkimą ir šalinimą. Tačiau kai kurie organai ir audiniai dažnai veikia daugiau nei vienos organų sistemos veikloje. Tai pavyzdžiui, kaip kasa, ne, jinai yra tiek virškinimo organas, tiek endokrininis organas. Tai vėl nėra taip, kad vienas būtinai darys vieną ir ne ką daugiau. Ne, tai yra irgi bendra sistema ir tiesiog irgi yra pasiskirstę. Ir tų organų sistemų yra tikrai nemažai. Tai
organų sistemos yra kraujotakos sistemos, virškinimo, endokrininė, imuninė, limfinė, raumenų, nervų, dauginimosi, kvėpavimo, šlapimo organų, griaučių arba kaulų sistema ir dengiamoji sistema. Tai yra oda ir jos dariniai, tai iš tiek yra organų sistemų. Ir dabar trumpai apie kiekvieną. Tai kaulų ir raumenų sistema. Dar jinai turi pavadinimą atramos ir judėjimų sistema. Ir jos pagrindinė funkcija yra apjungti, tai apjungti kaulus, kaulų jungtis ir raumenis, kad mes tiesiog galėtumėm judėti, ne? Ne tik judėti, bet ir suteikia kūnui formą, gali keisti kūno padėtį, vykdo daugelį apsaugos, homeostazės ir kitas funkcijų. Tai va kaulų raumenų sistema, va toks labai gražus čia kaukuliukas ten neparodytas. Ir kaulų raumenų sistema, tai tie patys kaulai yra atskiri organai, kurių formų sandara susijusi su jų specifinė funkcija. Tai kaulas yra sudarytas iš kaulinio audinio, susidedančio iš kaulinių ląstelių arba dar kitaip vadinamais osteoblastocitais ir tarpląstelinės medžiagos. Osteoblastocitai turi daug ataugų, kuriomis jie susisiekia su gretimų kaulinių ląstelių ataugomis. Tarpląstelinė medžiaga yra kieta ir stipri, kadangi persunkta mineralinių druskų, ne? Tai ir iš tų visų sankaupų mineralinių druskų ir susideda tas bendras kaulas, ne, už tai jis yra kietas ir stiprus ir daug atlaikantis. Subrendusios kaulinės ląstelės arba osteocitai kartu su jie supančia tarpląstelinė medžiaga sudaro kaulinės plokšteles. Tos kaulinės plokštelės dar labiau susijungia į cilindrą osteoną, kurio viduryje yra osteono kanalas, per kurį eina kraujagyslės ir nervai. Tai va, tai pakankamai daug skirtingų žodžių, ne, jie aišku versti yra iš lotynų kalbos ir tokio atitikmens lietuvių kalba kaip ir nėra. Ir lotynų kalbą taip, mums kažkiek žinoti reikia. Tai su ta lotynų kalba irgi šiek tiek lengvas intarpas patikrinti, ar jūs dar čia manęs klausot ar ne. Tai aš kai sakiau, aš tą anatomiją egzaminai turėjau užkalti visą, nes nebuvau ten ta labai strupuolė, kuri čia skaitinėdavo pastoviai, ne kiekvieną ten po paskaitos, man reikėjo ir studentę pabūti ir dar mokytis tuo pačiu. Tai aš kaip dabar atsimenu, aš atėjau į egzaminą, man paduoda kaukolės kauliuką, nu ir liepia išvardinti kaukolės ant tas dalis, ant to kauliuko. Vardinu, viskas gerai, plus lotyniškai, lietuviškai. Ir man taip mokytojas sako, nu viskas gerai išvardinai, o kas čia per kaulas? Tai aš galvojau porą minučių, aš viską žinau, aš lotyniškai pavadinimą paskui, jinai sako, lietuviškas pavadinimas koks. Tai aš taip ir nesugebėjau to lietuviško pavadinimą pasakyti, tai buvo pleištakaulis, kiek aš atsimenu. Ir man už tai jinai parašė 8. Sakė, viskas gerai, biškai pervargai, eik dabar mokinkis, suprasti, ta prasme, sako, anatomijo ne tik iškalta, ne, tai kaip dabar atsimenu. Tai už tai ta lotynų kalba mum dirbantiem yra daug paprasčiau, tai yra labiau susikalbama negu tie lietuviški vertimai, bet reikia žinoti tiek tą. Tai va, dabar apie tą pačią kaulų sandarą, ne, ten kas šlaunikaulį matot? Ir kiekvieną kaulą sudaro tankioji ir aktyvioji medžiaga. Tai vėl kas su manim ir žiūrit kartu, ne, tai tankioji yra substancija kompakta, arba kito yra substancija spongiosa dalis medžiaga, tai vargiai ieškokite atitikmenų, ne, kur čia galima jas atrasti. Tankioji medžiaga daugiau sudaro kiekvieno kaulo išorinį sluoksnį, o kaulo viduje yra akytoji medžiaga. Kaulų sąnarinius paviršius dengia sąnarinės kremzlės, kartilaginės artikularės, man šiaip lotynų kalba jinai labai gražiai skamba. Ir visą kitą kaulų paviršių dengia ir tvirtai su juo suauga jungiamo audinio plėvė, tai ankaulis, periosteum. Dar kitaip vadinamas lotyniškai, ne, tai vas kas žiūri į paveikslėlį, tikrai atrasite atitikmenis ir kaulo kitoje medžiagoje yra daug didelių ertmių pripildytų kaulų čiulpų.
į kaulų tipai. Tai irgi jie yra 4 rūšių. Tai yra ilgieji kaulai, kaulai, kurie yra ilgesni negu platesni, ne, tai ilgi. Trumpieji kaulai, tai tokie kaulai, kurie yra tokie pat platus kaip ir ilgi, vienodai. Plokšti kaulai. Platus plokšti kaulai naudojami apsaugai ir raumenų prisitvirtinimui, juose pagamina daugiausia raudonųjų kraujo kūnelių, tai yra plokštieji kaulai. Ir netaisyklingi kaulai turi savotišką formą ir negali būti suskirstyti į kitas kaulų kategorijas. Tai tokie yra kaulų tipai. Dabar skeletų sistema padalinta į 2 grupės. Tai yra ašinis skeletą ir apendikulinį arba pridėtinį skeletą. Iš viso mūsų skelete yra 206 kaulai. Ir ašinis skeletas susideda iš 80 kaulų, kurie sukasi aplink vertikalę skeleto ašį. Tai yra, kaip pavyzdys, kaukolė, šonkulė, krūtinkaulis ir stubras. Ir apendikulinis skeletas tai susideda iš 126 kaulų, kurie yra prijungti prie ašinio skeleto. Nu ir ašinio skeleto kaulai, tai yra kaukolės kaulai, ne, tai va tas mano kraištakaulis. Kaktikaulis, os frontalė, momenkaulis, čia, ne, os parientalė, pakauškaulis, ostipitalė, pleištakaulis, fenoidalė, smilkinkaulis, os temporalė, ne, kam lotyniškai patinka, tai va, daugiau aš jų nekalbėsiu, ne, bet tai vien kaukolė sudaryta iš kiek visokių, ne, kauliukų, kaulelių ir paskui ir sako, kodėl yra labai populiarėjantis žandikaulio kineziterapeutai, o kad taptum žandikaulio kineziterapeutu, turi ne vieną mokslą dar papildomai pabaigti. Labai gerai išmokti kaukolės sandarą, raumenų sandarą ir panašiai, ne, tai va, tai dar kaukolė nesibaigė, ne, tai dar jinai yra sudaryta iš viršutinio žandikaulio, kurią sudaro 2 kaulai, jų duobelės įsitvirtina viršutiniai dantis, apatinis žandikaulis, vienas kaulas, jo duobelė įsitvirtina apatiniai dantis, nuragas dar toksai yra, vienas kaulas atskiria dešinę ir kairėje nosies ertmės pusės, ašarikaulis, kurį sudaro 2 kaulai su viršutinio žandikaulio kaktinė atauga, sudaro ašinę vagą ir ašarų maišelio duobę. Skruostikauliai, 2 kaulai skruosto srityje, moterys šitą kaulą pakankamai gerai žino, kai darosi makiažus, ypatingai šventinius makiažus, tos skruostikaulius bando paryškinti. Akytkaulis irgi dar toks kaulas yra, tai yra vienas kaulas kartu su pleištakauliu sudaro kaukolės pamatą. Gomurikaulis netgi yra, tai kurį sudaro 2 kaulai, sudaro užpakalinę kaulinio gomurio dalį. Poliežuvinis kaulas, kaulas daro atramą liežuviui, burnos dugnai, gerkloms, rykliai. Tai irgi, ant kurio mes pasidedam savo, suteikiam atramą liežuviui. Nes jeigu viskas su anatomija yra gerai, tai mūsų liežuvis guli visada viršuje, o ne ant apačios. Jeigu guli ant apačios, ką tai rodo, kad tai nėra labai geras variantas, kad su žandikaulio raumenynu, sąnariais gali būti problemų. Tai mes, kai ilsimės, kai nekalbam, tai mūsų liežuvis turėtų būti prilipęs prie viršaus. Tai va, bet manau irgi šitą faktą žinot. Tai va, apie kaukolę baigiam, einam prie krūtinės ląstos. Tai krūtinės ląstą irgi sudaro ne vienas kaulas. Tai pirmasis yra krūtinkaulis, tada yra tikrieji šonkauliai, kurie jungiasi su krūtinkauliu tiesiogiai, netikrieji šonkauliai, false ribs, ir plaukiantys šonkauliai, tai floating ribs. Tai jeigu atliktumėt dirbtinį kvėpavimą, širdies masažą, ne, tai tikriausiai laužtumėt pradžiai kremzlės, o tik paskui perėtumėte prie šonkaulių, ne, tai ne šonkaulių lūžta, bet pirmieji yra tie patys svarbiausi. Tai va, čia
Toliau prie šinio skeleto kaulo, aišku, dar prieina stubras. Tai kaklo slanksteliai, krūtinės slanksteliai, juosmens slanksteliai, kryžkaulis, uodegikaulis. Tai šitas penkias kategorijas yra į pasidalinęs mūsų stubras, ne, ir kiekvienas turi savo atitinkamą slankstelių skaičių. Uodegikaulis tik tai jis yra, kadangi suaugęs ir jis suauga tada, kada vaikas pagaliau atsistoja ir pradeda vaikščioti, nes iki to laiko jis būna ten pavienis, už tai vaikas guli ir tik tai pirmas linkis, kai pakelia galvą, natūraliai susiformuoja kakle, paskui jau kai atsisėda, nu, irgi jau apatiniai ten tie uodegikauliai susiformuoja. Nesukietėja, bet jau pradeda slauginėti jie. Dabar jau yra pridėtinio skeleto kaulai, tai krūtinės juostui, tai yra raktikaulis ir mentė. Čia yra vaizdas iš priekio. Mm. Lygiai taip pat pridėtinio skeleto kaulai apima ir viršutinę galūnę, tai viršutinė galūnė irgi ranka, kuris daryta iš žastikaulio, stipinkaulio, alkūnkaulio, riešo, plaštakos ir pirštų. Nu, nevardinsiu, bet jau čia irgi yra visai nemažai visų šitų kaulelių, kauliukų, kaulelėlių. Ypatingai daug pasirodo, kai turi išmokti visą anatomiją. Maišanti su lotynų, anglų, lietuvių kalbom, o plus, kai mes mokėmės anatomiją, tai mes nelabai turėjom vadovėlių, nes anatomijos vadovėlio nebuvo. Tai aš buvau gavusi rusišką atlasą, rusų kalbos aš iš vis tada, nu, aš mokėjau skaityti, bet ką skaitau nesuprantu. Tai pas mane rusų vadovėlis buvo taip, turėjau rusų pavadinimas, rusų kalba, tada aišku lotynų pavadinimas, tada aš išsiverčiu lotyniškai ir pagal lotyniškai atrandu lietuviškai ir tada va tokiu principu išsiaiškinu, kaip vadinasi, už tai aš nesistebėjau, kad aš pamiršau tiesiog lietuvišką pavadinimą, kaip man reikėjo tą pleištakulį pasakyti. Tai va, tai šitie. Kodėl sakiau, kad toj galūnėj tų kaulų yra tikrai nemažai, vien jau riešą sudaro nemaža dalis kauliukų kaulelių, tai labai gražių čia yra pavadinimų riešė, tai tiek žirnis, tiek trikampis, tiek mėnulis, laivelis, kablinis, galvinis, mažasis daugiakampis, didysis daugiakampis. Tokie labai gražus man šitie plaštakos pavadinimai, ypač pisiformė, tai yra žirnis, toks gražiai skambantis, ne? Tai, negalvokit, kad keikiuosi, bet tiesiog lotyniškai yra žirnis, tai yra pisiformė. Ir dar vienas yra labai gražus pavadinimas lotyniškai, tai sternokleidomastoideus, tai yra galvos sukamasis raumuo. Toks irgi, jeigu noriu labai pasikeiksnuoti ir papykti, gali tokiais lotyniškai pavadinimais panaudoti ir niekas nesupras, o tu sakysi čia prie ko. Ir vėl šiek tiek patikrinti jūs dar čia su manim ar ne, ar jums ten neliūdna už manęs, tai lotynų kalba šiaip yra labai skambi. Tai aš kai mokiausi irgi lotynų, tai tokia visai faina mokytoja mes turėjome mokyklai, aš mokinausi ją. Papildomas būrelis buvo, tai egzaminas buvo atsiskaitimas, ne egzaminas kontrolinis, tada išrinkti tų gražių posakių iš lotynų kalbos verčiant. Tai mes išsirinkom, taip mes sėdėjom ten bibliotekoje dar tais laikais, ieškojomės ten tų pasakymų, 10 suradom, perskaitėm, 10 išvedė ir okei. Ir mokytoja tokia buvo pakankamai rimta, mes ją vienuolę vadindavom. Bet jinai atėjo ir sako, mergaitė, žinokit, lotynų kalba, sako, negana to, kad jinai yra graži, jinai to pati yra šiek tiek ir juokinga. Jinai pasakym vieną pasakymą, mes buvom išsižiojusios. Kodėl? Tas pasakymas buvo, kurvus pyzdus akva bibat. Skamba taip, kas gerai išgirdot, kurvus pyzdus akva bibat. Tai yra kryva žuvis vandenį plaukia. Tai sakė, jeigu kas nors pasakys negražus žodžius, tai išsiverškite lotynų kalbą ir bus viskas kaip ir visai normaliai, ne? Tai va, tai čia prie tos gražios lotynų kalbos lengvas intarpas. Tai va, kurva lotyniškai yra kryva, tai nieko blogo nepasakiau, ne? Pyzdus yra žuvis. Akva biba tai yra vandenį plaukia, ne? Tai čia tiesiog. Taip.
pajokavom, grįžtam prie kitų kaulų, ne, vėl pridėtinio skeleto kaulų, prie dubens juostos. Ir kodėl aš čia vis kalbu apie tą dubenį, ne, tai dubenį irgi sudaro trys susiliejusios porų kaulus. Kaulai tai yra klubakaulis, sėdinkaulis ir gakta. Irgi kiekvienas turi savo pavadinimą. Tai ten dubenkaulis, dabar einam prie apatinės galūnės, ne, tai yra poriniai kaulai. Poriniai dėl to, kad yra abiejose tiek vienoj, tiek kitoj kojų, ne. Tai yra šlaunikauliai 2, girnelės 2, blauzdikauliai 2, šeivikauliai 2, čiurna, padikauliai, pirštakauliai, falangos. Tai čiurnos daryti iš 14 kauliukų, padikauliai 10 ir dar po 14 pirštakaulių. Tai va, tai čiurna, kai kalbam apie pėdą, tai čia ne veltui irgi yra išskirta, ne veltui šitą skaidrį dėjau atskirai, ne bendrą pėdos vaizdą, ne, bet čiurna susideda iš atskiros dalies ir kai irgi, pavyzdžiui, praeitą kartą klausėt apie eiseną, tai ten buvo kulnas, pėda, čiurna ir panašiai, ir ne, tai čiurna irgi yra sudaryta iš tam tikrų kauliukų, iš kulnakaulio, šokikaulio, kubakaulio, laivakaulio, šoninio pleištuko, tarpinio pleištuko, vidinio pleištuko. Čia gal ne tokie jau gražūs pavadinimai kaip su mūsų plaštaka, ne, bet vis tiek visai tokie neblogi. Tai va, tai apie tą ašinį skeletą greitai prabėgom, plius minus, kad susipažinti, tikrai jums tai nereikia tam tų visų kauliukų, ne, žinoti, bet kokia yra pagrindinė ašinio skeleto funkcija, tai yra atraminė. Griaučiai yra tvirti rėmai, apie kuriuos išsidėsto minkštosios kūno dalis. Taip pat viena iš funkcijų yra apsauginė, sudaro kūno ertmės, kaukolės, krūtinės ir kitą bei kanalų, stuburo gyvybiškai svarbių organų talpyklas. Aišku, judėjimo funkcija, kas be ko, ne, tai prie griaučių yra pritvirtinę raumenys, kurie yra atsakingi už mūsų judėjimą. Lygiai taip pat mineralų kaupimo, tai kauluose susikaupęs kalcis, fosforas ir kiti elementai reikalingi daugelio organų gyvybiniai veiklai. Todėl tie mineralai yra matuojami ypatingai vyresnėme amžiuje, ypatingai moterim vyresnėme amžiuje, po menopauziniu laikotarpiu, dėl to, kad vėl tai yra atsakingos tam tikros ligos, kurios gali būti susijėtos su mineralų perteklium arba per mažu, ne, tai apie tai mes irgi dar kalbėsim. Šiandien tiesiog kalbam apie kaulų raumenų sistemą, tai nekvašinsiu aš ten galvos vis tokiom dar papildomom, bet tikrai apkalbėsim, kas ten vyksta. Kaulų skaičius kinta bėgant amžiui, nes kaulėjimo židiniai tai atsiranda, tai susilieja ir vidutiniškai yra skaičiuojami 206 kaulai, iš jų 200 įprastinių, kanoninių ir 6 klausomieji kaulai, kauliukai, mažiukai kauliukai tokie. Pridėtinio skeleto funkcija, tai dar kartą irgi lygiai tokia pat apsauginė, judėjimo, kraujodaros, nes raudonuose kaulų čiulpuose bręsta kraujo ląstelės, mineralų kaupimo, tai kauluose susikaupęs kalcis, fosforas, kiti elementai reikalingi daugelio organų gyvybiniai funkcijai, vėl apie tai jau šiek tiek pakalbėjau, ne? Dabar apie raumenis. Tai raumeniniu audiniu vadinamos visos organizmo struktūros, kurių pagrindinė funkcija yra susitraukimas. Tai raumenys yra skirstoma į lygiuosius, širdies ir griaučių raumenis. Griaučių raumenys prisitvirtindami prie kaulų sudaro aktyvią judamojo aparato dalį. Jiems susitraukiant juda atskiros kūno dalys ir visas kūnas, palaikoma kūno pusiausvyra, atliekami kvėpavimo ir ėjimo judesiai, formuojama mimika. Taip pat nuo griaučių raumenų priklauso termoreguliacija. Susitraukdami jie gamina šilumą ir žmogaus kūne yra apie 400 griaučių raumenų. Atlieka raumenys, aišku, judėjimo funkciją, nes jie yra sudaryti iš ypatingų ląstelių miocitų, kurie gali susitraukinėti, ne? Tai vienintelis išskirtinumas raumenų. Be raumeninių ląstelių į raumeninio audinio sudėtį eina ir kolageninis jungiamasis audinys ir nervinio audinio elementai. Kūnas juda susitraukinėjant ir atsipalaiduojant raumenims, ne? Ir mūsų raumenys yra agonistai ir antagonistai.
Ir tai agonistai raumenys judesį atlieka kartu, o antagonistai vienas lenkia, kitas tiesia, tai atlieka skirtingas funkcijas, bet lygiai taip pat atsakingi už judėjimą. Ir raumenys yra klasifikuojami pagal kilmę, morfologinę sandarą, pagal funkciją. Tai mano jau aptarti griaučių skersaruožiai raumenys, tai sudaryti iš ilgų ruožuotų daugiabranduolinių cilindro formos ląstelių. Ruožuoti jie yra dėl aktino ir miozino siūlų. Kriaušių skersaruožio raumens skaidulas išsiskiria iš kitų tipų tuo, jog turi daug branduolių, aktyviai dalyvaujančių ląstelės fiziologinėse regeneracijos metu. Jos susitraukinėja valingai, todėl galima koordinuoti savo judesius. Šie raumenys susitraukinėja ne visada, tačiau susitraukdami atlieka didelį darbą ir greitai pavargsta, nes labai dažnai yra atsakingi už didelius masyvius judesius, už tai pavargsta greitai. Sutraukinėja valingai, jeigu viskas yra gerai, jeigu ne kažkoks pakitimas, pažeidimas, tai atsiranda ir nevalingumas, ne su inervacijom visom, tai vėl kažkokią ligą gali prognozuoti. Ir lygieji raumenys. Tai lygieji raumenys jau sudaro tokią dalį kaip skrandžio sienelė, stemplė ir daugelį kitų vidaus organų, kurie geba lėtai išsitempti ir susitraukti. Tokiuose raumenyse, atsiprašau, tokiuose organuose lygieji raumenys sudaro kelis, dažniausiai 2 sluoksnius. Vienas iš jų vidurinis išsidėsto žiedo, kitas išorinis išilgai. Ląstelės nėra ruožuotos, tokios dažniausiai verpstės formos, vieno branduolės, kaip ir matot paveikslėlyje, ne? Lygieji raumenys susitraukia ir atsipalaiduoja lėtai, o susitraukia gali išlikti nuo keleto valandų iki keleto parų. Na, tai už tai vėl. Jie yra mažiau atsakingi už judesius, ėjimo judesius, ne judėjimo judesius. Jie daugiau atsakingi, sakau, už vidaus organus. Susitraukinėja jie nevalingai, todėl negalima sąmoningai priversti savo vidaus organus atlikti kokį nors veiksmą, ne? Taip pat praktiškai negalima pasipriešinti, kai prasideda, pavyzdžiui, koks nors vėmimo procesas, kaip pavyzdys, ne? Jeigu jau pradėjai, tikrai nebaigsi kaip sugalvoji, ne? Jau čia raumenys atliks savo darbą ir jau jie vadovaus tavo, ne? Tai va, tai čia dėl to. Toksai išskirtinis raumuo tai yra širdies skersaruožis, turintis tiek ilgųjų, tiek griaučių skersaruožių raumenų savybių, bet tai nėra skirtingų ląstelių mišinys. Tai ta prasme, ten labai glaudžiai susiję vienas su kitu. Sudarytas iš ruožuotų vienabranduolių ląstelių, kurios šakojasi jungiasi viena su kita įterptinėmis plokštelėmis ir taip sudaro tvirtą, vientisą raumens masę miokardą. Atstatomoji miokardo regeneracija nevyksta, galima tik viduląstelinė regeneracija. Ir širdies raumuo susitraukinėja nevalingai, tačiau griežtai kontroliuojant ir reguliuojant parasimpatiniai nervų sistemai. Tai taip, parasimpatinė nervų sistema atsakinga už emocijas, šokų iššūkius, bet vidinius veiksnius. Tai nekontroliuojama sistema ir šiek tiek kontroliuojama sistema, tai apie tai aš manau irgi mes pakalbėsim dar šiek tiek. Taip, dabar apie jungiamuosius raumenų audinius, ne? Tai iš ko jie sudaryti ir kaip jie yra. Tai jungiamų raumenų audiniai yra sudaryti iš tokios epimizijos. Tikriausiai pirmą kartą šitą žodį girdit, bet jei kada kryžiažodį spręsit ir paklaus raumenų audinius, ne, tai šitas žodis tikriausiai bus pažymėtas kur nors kamputyje. Keisti žodžiai, ne, bet tokia dalis yra. Tai dengia visą raumens pilvelį, susilieja jungiamą audinį, skiriant raumenis. Tai va čia tokia yra dalelė. Tada yra perimiziumas, šiek tiek storesnis jungiamą audinio sluoksnis, gaubia ląstelių pluoštą. Ir paskutinis audinys yra endomiziumas. Plonas aerolinio audinio sluoksnis, supantis kiekvieną ląstelę, palieka vietos kapiliarams ir nerviniams skaidulams. Tai tiesiog susipažint, kad yra ir tokių
raumenų audinių, jungiamojo raumenų audinio. Dar daugiau tokių žodžių man tiesiog liežuvis nebesiversa. Sakyti, o jūs turėsite suprasti, ką aš sakau, eisim žaisti šaratus po kiek laiko. Aš aišku jau juokauju, bet ir man jau reikia. Tai va, tai čia apie tos raumenis, ne? A, ir raumenys vėl fascijos vieta, kaip yra, čia matote raumens skersinį pjūvį. Ir randama tarp gretimų raumenų ta gilioji fascija ir paviršinė fascija dar yra sudaryta, randama tarp odos raumenų ir riebalinio audinio, tiesiog nu, tokia labai gerai, kai klausėt apie eiseną, ne tai kas ta fascija, tai tiesiog, nu, jeigu darinėtumėt pištieną, ten tokie tarpai, ne, tai šitas, tokios kaip ir plėvelės, sakyčiau, tai va irgi jos yra kelios. E, Ir raumenis be kaulų, be įdomo aparato tikrai vieni nedraugautų, nieko jie netliktų. Todėl jie yra skirstomi pagal dar vieną kategoriją, tai yra prie prisitvirtinimo vietos. Ne? Tai yra tiesioginis prisitvirtinimas prie kaulo. Tai pavyzdys būtų tarpšonkauliniai raumenys, ne? Epimizija yra ištisinė su antkauliu arba yra netiesioginis prisitvirtinimas prie kaulų. Tai kai epimizija, tai epimizija dar kartą pasakysiu, dengia visą raumens pilvelį, žilė jungiamą jaudinį skrinti. Raumenis, tai netiesioginis kaip epimizija, tęsiasi kaip sausgyslė arba po neurozės susiliejant į vienkaulį kaip perforuojančios skaidulos, dvigalvis žasto raumuo arba pilvo raumenis. Prisitvirtinimas prie dermos dar vienas iš tokių prisitvirtinimo vietų, tai yra gali būti ir taip jie. Tai kodėl dar, kuo ir apsaugoti, čia tie tiesiog raumenys, tai jeigu būna stresiniai plyšiai, stresiniai lūžiai, ne, tai raumenys yra plyšimai, nelūžiai. Tai pirmas suplėši sausgyslę, prieš atplėšdama sausgyslę nuo raumenų ar kaulų, tai tiesiog dėl apsauginės funkcijos irgi jie tvirtinasi. Taip, kiekvienas save apsaugo, net raumenys. Taip, ta raumens sandara, net irgi yra sudaryti iš kelių dalių. Tai yra iš raumens pradžios prisitvirtina pradžia, tai prie nejudančio raumens galo, ne, pilvas, tai yra storiausia raumens dalis. Ir įterpimas yra prisitvirtinimas prie judamojo raumens galo, ne, tai kaip pavyzdys, jeigu aš tempsiu čia žasto raumenį, ne, tai matos tas kalniukas, ne, tai vėl yra pradžia, pilvas, įterpimas, tai prie kažkokio kito raumens prisitvirtinimas. Kokių būna to raumenų? Apie raumenis taip, čia nemažai pakalbėsiu šiandien, ne, bet jie yra pakankamai svarbus, nes be raumenų mes nelabai ir judėtumėm, o kažkokiam raumeniui kažkas nutikė. Jeigu nutiktų viskas, mūsų visas judėjimas apsiverčia aukštyn kojom, pamirštam kaip vaikščiot, ką daryti ir kaip toliau ir panašiai, ne? Tai raumenys yra pagal formą skirstomi, tai yra į suaugusius raumenis, stori viduryje ir smailėjantis galuose, tai va kaip tas pats mano ką tik rodytas dvigalvis žasto raumuo. Konvergencinis raumuo, tai platus iš pradžių ir siaurėjantis iki siauresnio galo įterpimų į antkaulį. Tada yra lygiagretus raumenys, lygiagretus fascikulai, tiesusis pilvo raumuo kaip pavyzdys. Cirkuliarūs raumenys, elgiasi kaip sfinkteris, apvalūs raumenys, žiedinis burnos raumuo, tai va čia viršuje parodytas. Penatiniai raumenys, fascikulai tvirtina įstrižai ant sausgyslės, gali būti vienpusiai, dviašiai arba daugia šakiai, delno tarpkaulinis, tiesus išlaunės raumuo ar deltinis raumenys. Tai va, kokių gali būti raumenų pagal savo formą. Ir kaip ir minėjau, tai raumenys yra dar skirstomi į agonistus, sinergistus, antagonistus arba fiksatorius. Tai pagrindinis judesys arba agonistas, tai sukuria didžiąją dalį, jėgos dalį. Ir jeigu raumuo atsiranda šalia padedantis raumuo, tai tas raumuo tampa sinergistu, stabilizuoja šalia esantį sąnarį, keičia vykstančių judėjimo kryptį, ne?
arba antagonistai raumenys. Tai priešinasi pagrindiniam judesiui, neleidžia per daug judėti ir susižaloti, ne? Dažnai antagonistai būna su fiksatoriais, kurie neleidžia dėti kaului, prie kurio pritvirtintas pagrindinis raumuo. Tai, kaip ir minėjau, tas pats raumuo gali būti tiek antagonistų, tiek agonistų. Tai agonistas, va kaip pavyzdys, ne, kad ištiestumėt koją, turi įsijungti šlaunies raumenys ir blauzdos raumenys priekiniai, ne? Tai padeda, kad sulenk koją, man vėl įsijungia nugarinis blauzdos raumuo ir apatiniai šlaunies raumenys. Aiškiai, jie atlieka vien tą patį veiksmą, ne? Bet jeigu man ten reikia vieną sulenk kitą išties, gal kaip pavyzdys kokiam įdomesniam pratimui, tai tas pats jau šlaunies raumuo, kuris lenkia, bus priešingas blauzdos raumeniui, ne? Tai nenoriu aš kalbėti ant tais labai jau terminologiją, nes sudėtingai visą tai skamba ir skamba lotyniškai labai daug, tai neapkrausti jau užtenka ten tų keistų pavadinimų, kuriuos šiandien išgirdote. Na, ten kam bus labai įdomu, ne? Tai va, tai tas pats raumuo gali būti ir toks, vienom vietom padeda, kitom priešinasi, ne? Kad to priešinasi tam, kad nepakenktum, nepertemptum ir kažkokių traumų neįsigytum. Tai va, tai čia turim mentę su žastu, pečiu ir su žastu, koordinuotų raumenų veiksmų pavyzdys, ne? Tai pavyzdžiui, biceps brachii, tai agonistas, kai bicepsas tiesinamas, ne, sinergistas jau yra prieštarauja, kai brachialis raumuo, antagonistas triceps brachii, ne, fiksatorius muscle raumuo, kuris laiko mentę. Toj vietoj, kad jinai labai smarkiai nepajudėtų, ne, tai tokie pavyzdžiai, pirminis judesys, dvigalvis bicepsas, trigalvis bicepsas, ne, vienas padeda, kitas priešinasi. Jie dažniausiai yra priešingose grupėse, vieno šalia kito, bet priešingose pusėse antagonistai ir sinergistai, kad atliktų judesį, ne? Tai va, vidiniai ir išoriniai raumenys, tai vidiniai raumenys yra tokioje srityje kaip plaštaka, išoriniai judina pirštus, bet yra už plaštakos ribų. Tai vėl kaip pavyzdys, ne? Jeigu žiūrėtumėt, tai tą, ką jūs matot, kokį raumenį matot po oda, tai yra išoriniai ir vidiniai yra po jais, kurių negalite jūs ten taip labai matyti. Taip, judam toliau, tai raumeninio audinio charakteristikos, tai vėl jos skirstomos yra pagal, atsiprašau, tai, ką jos atlieka. Tai susitraukiamumas viena iš tokių yra raumens gebėjimas sutrumpėti, ištempimas raumens gebėjimas pailgėti, elastingumas raumenų gebėjimas grįžti į normalų dydį po kažkokio judesio, atrofija raumenų audinio dydžio sumažėjimas. Tai kai sakoma, kad raumenų atrofija, ne, tai reiškia raumuo sumažėjo ir nebeatsistatė. Hipertrofija raumenų audinio padidėjimas, būna ir tokių, tai kaip pavyzdys, apie širdį galima kalbėti. Hipertrofavusi širdis tai gali būti dėl dėl kelių priežasčių. Tai pavyzdžiui, aktyviai sportuojančių sportininkų širdis dažniausiai hipertrofuotos, bet jos yra prisitaikiusios prie krūvio ir tiesiog pastovi treniruojamas, kardio treniruotės ir visa kita, ne, jin tiesiog padidėjo. Ir jeigu ten kažkiek laiko, ilgesnį laiką nesportuotum, tai gali grįžti į pradinę būseną, ne? Jeigu negrįžtų po kiek laiko, tai jau vėl vadintamų šiek tiek liga, jau reikėtų įsikišti medicinai. Tada dėl ko dar gali hipertrofuoti įgimimai per dideli kažkokie, gali būti kažkokios nelaimės priežastys, kur hipertrofuoja, nežinau, koks nors gaisro metu prisiuostomas smalkėm, tai gali turėti įtakos širdžiai, ne, nes dėl deguonies pernešimo.
Tai vargiai gali hipertrofuotis dėl kelių priežasčių, ne? Kartais specialiai mes bandom dėl sportinių rezultatų, kad labiau kraują varinėtų, ne? Kartais nu, ne taip natūraliai gali pabūti. Taip. A, ir raumenys yra valdomi nerviniu audiniu ir maitinami kapiliarais. Ne, tai įsipjaukit pirštuką, rasit jūs ten kokį mažą raumenuką, bet žiūrėkit, kaip iš jo kraujas tekės, nes vėl yra pilna kapiliarų aplink juos, kad atneštų maisto medžiagas, ne, ir viskas ten būtų gerai su jais. Taip, raumenų susitraukimai. Tai čiagi matot raumenų ląstelę. Raumenims susitraukti reikalingas nervinis signalas, ateinantis iš CNS, centrinės nervų sistemos. Ne, ir jeigu to signalo nebūtų, mes net kojos nepajudintumėm, realiai net nesumriksėtumėm, ne, kol šiaip nejaučiam, nežinau, gal kas jaučia, kaip mirksite, aš tai ne. Juokauju. Ir nervinis impulsas raumenis patenka motorinių neuronų, kuris galinė plokštelė tvirtinasi prie įnervuojamos raumeninės skaidulos, sudaro sinapsę bei sukelia eilę pokyčių. Sukeliamas veikimo potencialas, kuris sklinda sarkolemą ir patenka į T sistemą, per ją į sarkoplazminį tinklą bei sukeliamas kalcio jonų išmetimas ir sarkoplazma. Nu, kaip ir minėjau, kas domisi neurologiniais ryšiais, tai tikrai yra ne vienas ir ne du filmai išleisti, kaip nervinės skaidulos susijungia vienas su kita, su elektros iškrova sinapsiniais ryšiais ir tikrai labai įdomu žiūrėti. Nu, lietuvių kalba gal mažiau, daugiau anglų kalbom, bet irgi, manau, giliai paieškojus galima atrasti. Tiesiog tu ten atrodo, nepasakytum, kad tu ten žmogaus kūne randiesi, bet tų raumeninių skaidulų pernešimas irgi yra toks pakankamai rimtas procesas ir įdomus labai žiūrėti. Kaip vyksta tas raumens susitraukimas? Tai padidėjus kalcio jonų koncentracijai sarkoplazmoje pašalinamas slopinantis troponino poveikis bei miozino galvutė susijungia su aktinu, sudaro mektino miozino skersinių tiltelį, kurių sukamieji judesiai sukelia sarkomero ir viso raumens susitraukimą. Atsiprašau, miozino skersinio tiltelių sukibimo su aktinu greitis priklauso ne tik nuo miozino lengvųjų grandžių, dar kitaip vadinamo fosforilimino. Tai ką tai reiškia, tai yra tai, kaip greitai miozino skersinio tilteliai sugeba pakeisti erdvinę struktūrą ir iš pasyvios būsenos, kurios metu negali sukibti su aktinu, pereina į aktyvią ir sudaro stiprias jungtis. Bet ir kalcio jonų koncentracijos, esant per mažai kalcio jonai koncentracijai nesukimba arba sukimba nedidelis kiekis miozino skersinių tiltelių su aktinu. Čia yra paprasčiau paaiškinta, ne, kaip susitraukia skaidulos, kaip iš vienos vietos į kitą pereina aktinas, ne, prasiskiria ir tas raumuo išsiplečia. Nu, sakau, paaiškinau, bet kas suprato, tas kažkam įrašą gal reikės atsiųsti, tai galėsit perskaityti iš naujo, ne? Tai va, kaip raumenys atsipalaiduoja, ne, tai manoma, kai kalcio jonai sukimba su baltymu, parvalbuminu, kam labai įdomu, esančių sarkoplazmoje ir per kalcio jonų siurblį, ten yra tokie siurbliai mūsų raumenyse, grąžinami sarkoplazminį retikulumą, ten iš kur buvo išskiriami ląstelėje sumažėjus laisvų kalcio jonų koncentracijai, po miozinas užblokuoja aktyviasias aktino vietas ir jei tarp miofibrilių yra pakankamas adenozintrifosfato arba ATP kiekis, raumuo atsipalaiduoja, ne? Tai ATP tai yra energija. Jeigu yra pakankamai energijos, ne, tai raumuo atsipalaiduoja. Kuo daugiau sarkoplazmų yra parvalbumino, tuo greičiau atsipalaiduoja raumuo. Raumenų struktūra irgi vėl kaip parodyta, tai skau daugiau žiūrėkit, kas žiūrit į paveikslėlį, ne, mažiau kreipkite dėmesio į tekstą, nes paprasčiau žiūrint į paveikslėlį, negu skaitant ant tuos keistesnius pavadinimus, ne, bet aš lygiai taip pat mano egzaminas buvo, kai dabar atsimenu universitete vargiai va šiti paveikslėliai, reikėjo paaiškinti, kaip ten kas eina, kaip
kalcio jonai, kalcio molekulės juda į kokį siurblį patenka, tai kol dabar realiai tu tiesiog turi bendrą suvokimą, o tada tu viską bandai iškalt ir tas iškalimas, nu, jis neina ilgai tol, kol tu neatsisėdi ir nepradedi mąstyti. Tai mąstyti aš pradėjau ketvirtam kurse prieš išvykstant į savo Erasmus į Suomiją. Tai irgi praeitą kartą, kai žiūrėjote apie eiseną tas paskaitas, tai mergaitė minėjo apie Skurvydą, apie profesorių Skurvydą ir jo paskaitas. Tai man jo egzaminų reikėjo laikytis anksčiau, nes aš važiavau prieš sesiją į Suomiją, man reikėjo išlaikyti egzaminus. Tai kaip dabar atsimenu, o jisai va apie visus šitus judesius, apie raumenis, atsipaldavimus, tai čia buvo jo pagrindinės temos. Tai aš atsisėdau rašyti egzaminus, man davė kažkokią užduotį ir taip sėdžiu, žiūrėjau, aš parašiau, jis man tai perskaitė, aš sako, tu man tiesiog savai žodžius viską paaiškink. Ir tada jis man tiesiog paaiškino, kaip reikia mąstyti, ne? Tai skurgi, žiūrėkit, paveiksliuką bus paprasčiau negu klausyti čia tų visų aprašymų. Tai kaip vyksta tas raumens sustraukimas, tai sustraukimas ir atsipalaidavimas yra du skirtingi atskiri procesai. Raumens sustraukimo jėga priklauso nuo miozdino skersinių tiltelių sukibimo, aktinų jėgos bei kiekio raumenims atsipalaidavimo greitis nuo kalcio jonų siurblio efektyvumo, parvalbumino bei ATP koncentracijos raumenyse, energijos koncentracijos kiekio raumenyse. Taigi, kad raumuo išvystytų didelę jėgą, kad galėtume pakelti kuo didesnį svorį, turi tuo daugiau ir kuo greičiau miozino skersinio tiltelių sukibti su aktinu. Tai viena yra iš būtinų sąlygų siekiant išvystyti kuo didesnį jėgą. Kita sąlyga - greitas raumenų atsipalaidavimas, ką tik minėta kalcio jonų koncentracijos dinamika atsipalaidavimo metu bei pakankamas ATP kiekis užtikrina greitą raumenų atsipalaidavimą. Skurto profesoriaus Skurvydo paskaitos buvo apie greitosios skaidulos, lėtosios skaidulos, tai pusę metų mes apie jas mokinomės. Labai daug tyrimų atlikinėjom, šuoliukus, bėgimus, lėtus ėjimus, kad tiesiog išsiaiškinti, fiksuoti ir matyti. Tai va, tai šitas. Judam toliau. Veido ekspresijos raumenys. Dar viena raumenų grupė, tai čia išsiaiškinome tuos giliuosius, ne, dar šiek tiek atskira anatomija apie veido raumenyną, ne, tai kokie yra. Yra maži raumenys, įterpiantys į dermą, įnervuojami veido nervo, dėl paralyžiaus veidas suglemba, jeigu kažkas nutinka, aptinkami galvos viduje, kaktoje, aplink akis, nosį, burną bei kakle. Tai veido ekspresijos, mimikos dar kitaip vadinami raumenys. Kaip jie tvirtinasi, kokie jie yra. Tai viršugalį ir kaktos raumenys, tai frontalis traukia galvos odą į priekį ir pakelia antakius. Tai jeigu mokat padaryti nustebusias arba ne, tai atlieka musculus frontalis. Čia va, jisai yra virš antakių. Ir musculus occipitalis fiksuoja gale aponeurotiką, ne? Tai va čia va. Čia vyksta fiksacija. Plaukus laiko, plaukų šaknis. Juokauju. Tai va, kad reikia pasižiūrėti, kaip jūs ten laikotės už ekrano. Ne? Raumenys aplink akis irgi turi tam tikras funkcijas. Tai vieni raumenys užmerkia akis, kartu sutraukia antakius, traukia žemyn kaktos odą, praplečia šnerves, va kaip nasalės raumuo, kad oras labiau patektų, ne, ir atrodo irgi labai smulkus raumenynas, už tai ir sakau, atskiri kineziterapeutai yra dabar tik veido srity save tobulina, tai irgi šitie raumenys yra pakankamai svarbus ir ateina, sakau, ta keista didelė problema tokia, kad dyla mūsų raumenys, dyla kaulai, žandikauliai ypatingai. Kodėl? Dėl to, kad žmonės atsisako kramtyti kietą maistą, visokie maltinukai, kotletukai ir panašiai. Tai dėl šitos priežasties
pradeda skaudėti sąnarius, visokie atauginimai ir taip toliau ir panašiai. Apie raumenis irgi yra, jeigu mes jų nenaudojam, ne, naudojam ne pagal paskirtį, dažnai būnam susiraukę, tai žiūrėk, atsiranda raukšlės, ne, bet šiais laikais visko yra ir kartais žiūri į moterį nelabai supranti, kiek į metų, nes ten viskas temta, patemta, ištemta, ne, ir papūsta. Tai labai jau didelis yra kultas veido raumenų plastikoje, ne? Kai paskui galiausiai prisidirba mergaitės tiek, kad žiūri, kaip ir turėtų būti nustebus, o vis tiek žiūri tokiom stikliniam akim, ne, kur veido mimika nebejuda. Tai puikus pavyzdys, nieko blogo, nieko prieš tą aktorę neturint, ne, bet Nikolė Kidman kažkada buvo jau labai pasižaidusi, kur jau visiškai be mimikų buvo. Dabar jau biški pasitaisė, ne, bet irgi su tom visom plastikom yra atsargiai, tai dabar ir visokių veido raumenų treniruokliai, kad tu kuo ilgiau išliktum jaunas, ne, tai ar to reikia? Manau, ne. Aš iš tai, kad žmogus irgi turi senti ir matytų, kiek tų metų yra, o nebūtum ten visą laiką, ne, nu, taip, turi atrodyti jaunai, turi rūpintis, bet ne per daug. Tai to veido ekspresijos raumenys labai didelį įtaką jau yra daroma. Taip, toliau prie tų raumenų, ne, tai raumenys aplink burną, apgaubia burną ir jį įsijungia kiti raumenys. Tada kai kurie raumenys atsakingi už riečią burnos kampą šypsenoje, tai kad nebūtų šypsena jūsų tokia, kaip tu jautiesi gerai, ne, kad ta šypsena matytųsi, tai irgi yra atskiras raumuo, kad kampučiai į viršų žiūrėtų, o ne pačion, ne, jeigu, pavyzdžiui, žmogus šypsosi ir ta lūpa krenta, tai jau kažkas irgi reiškia nėra gerai, labai dažnai insultas paveikia šitą raumenuką ir žmogus šypsosi, lūpa krenta. Dar vienas raumuo, kuris laiko maistą valgant, pučia ir čiulpia, tai kad neiškristų, išsižiojat ir laiko nepametat jūs to maisto. Dar atskira raumenų dalis, tai yra vertikalūs skersiniai išilginiai liežuvio raumenys. Jie jungia liežuvį su poliežuviniu kaulu, gomuriu ir smakro vidiniais raumenim. Liežuvis perkelia maistą ant dantų ir stumia į ryklę. Tai jeigu irgi šitą funkciją sutriktų, ne, žmogus negalėtų nuryti, jam reikėtų ar tai švirkšti maistą, ar tai duoti tik trintą maistą, ne, nes negalėtų jis jo nustumti į ryklę. Lygiai taip pat yra ir kramtymo raumenų. Tas va pirmas paveikslėlis, nu toks kaip šiek tiek iš siaubo filmo atrodo, jeigu mes tik raumenis pa žmogui paliktume mane, tai kramtymo raumenys irgi yra keturi, tai prasideda kaukolė ir tvirtinasi į apatinį žandikaulį, temporalis ir master pakelia apatinį žandikaulį, vidurinės ir šoninis varniniai raumenys padeda pakelt, bet sukuria šoninį žandikaulio siūbavimą, naudojama šlifuojant krūminiams dantims. Tai va, netgi tokių raumenų yra. Šiaip aš pati labai domėjausi ir vis dar domiuosi žandikaulio raumenim, kaip padėti žmonėm, kurie turi sąkandžio problemų. Tai vis dar esu tuose mokymuose, ilgi 2 metų mokymai, labai daug informacijos. Lietuvoje yra tik tai maži kurseliai, bet norintys laikyti visą šitą, tai man dar liko kitais metais, aš lapkritį baigsiu. Tai mokusiu pas Estę. Tiesiog dėl modelio kalnas medžiagos, daugiau, aišku, nuotolių, ten kelios paskaitos per metus su egzaminais atsiskaitimais, bet ir platformom su viskuo, tai irgi sakau, domiuosi šitais, tai plius minus bandau išmokti aš tą anatomiją, suprast, kas vyksta, visų burnas jau iščiupinėta, patikrinta, ne, tai labai įdomi terpė. Labai mane vilioja, visai, ką man iš manęs juokės, pažįstami, sako, tau vieną dieną kas nors tos pirštus nukąs, bet tiesiog suprantu, kad didelė problema dabar yra veido raumenų spastiškumai, sumažėjimos amplitudės ir panašiai. Jėgos pasipriešinimai ir visi kiti. Tai va, ryjimo raumenys irgi yra tokie.
Tai raumenys praveriantis burną, praplečia ryklę rymo metu, pakelia poliežuvinį kaulą, pakelia garklas, uždaro angerklio, ne? Tai tam tikrai raumenys, aš jau nevardinčiau tų lotyniškų pavadinimų. Dar prie raumenų yra ir kaklo trikampiai vadinami, ir yra du trikampiai. Matot, kaklas labai gražiai padalintas, ne? Tai priekiniai trikampiai raumeninis, miego pažandinis virš poliežuvinio kaulo, kas atitiktų šalia parašytus lotyniškus pavadinimus ir užpakaliniai trikampiai, tai yra pakaušinis, omaro raktikaulinis. Na ir va tas mano sternokleidomastoideus raumuo, tai yra galvos sukamasis raumuo. Sakau, norėsit pasikeikti, tada sakyk sternokleidomastoideus. Dažnai tą raumenį surakina, jeigu neprasimankštinat gerai. Juokauju, ne? Tai va, kiti kaklo raumenys atsakingi už rijimą, tai yra gerklų sutraukiamieji raumenys, stumia maistą žemyn gerklę, po liežuvinio kaulo raumenys traukia gerklą žemyn, vidiniai gerklų raumenys atsakingi už kalbą, kad viską tvarkingai išsakytumėt ir nieko nepamirštumėt. Mhm. Arba čia liežuvis nebesipintų kaip man. Na, dar viena grupė raumenų, tai yra kvėpavimo skirti raumenys. Tai kvėpuojant jau kaip ir girdėjot, kas ten turi nutikti, ne? Tai judėti diafragmai, išoriniai tarpšonkauliniai raumenys, vidiniai tarpšonkauliniai raumenys turėtų judėti, ne? Ir būti įtraukti į kvėpavimą, kartais mes tą diafragmą pamirštam išjudinti taip, kaip reikia, bet, pasistengsim, ne? Ir kai susitraukia diafragma, daugiau ar mažiau, išoriniai tarpšonkauliniai raumenys, tai tada ir atsiranda tas įkvėpimas, ne? Paskutiniu ištraukimas sukelia priverstinį iškvėpimą, tai išorinių tarpšonkaulinių ir vidinių tarpšonkaulinių, ne? Ir normaliam iškvėpimui reikalingas mažas raumenų aktyvumas, todėl mes niekada negalvojam, kas čia veikia kvėpavimo metu ir kaip man dabar reikėtų įkvėpk, iškvėpk. Ne, kadangi tai reikalauja mažų raumens aktyvumų, mažų raumens susitraukimų, atsiprašau, tai mes ir neturim apie galvoti, mes tai darom automatiškai, ne? Ir elastingas audinių atsitraukimas ir gravitacijos jėga sukelia krūtinį iškvėpimą, iškvėpimui trukdo tik įkvėpimo raumenys, minimaliai jie duoda pasipriešinimą kartais. Kada mes juos labai išprovokuojam, tai sporto metu dar kažkas, ne, tai tada būna tik šuniukų kvėpavimas. Tai va, kvėpavimo raumenys, diafragma, ne, tai va kaip atrodo jinai, jeigu padaryti tą skersinį pjūvį, tai raumenų kupolas tarp krūtinės ir pilvo ertmių. Raumenų skaidulos tęsiasi iki pluoštinės centrinės sausgyslės, susitraukimas diafragmų išlygina, padidina krūtinės ląstos vertikalią dimensiją, pritraukiant orą į plaučius, padidina pilvo spaudimą, kad padėtų pašalinti šlapimą, išmatas ir palengvinti gimdymą. Netgi čia įsijungia diafragma. Tarpšonkauliniai raumenys. Tai išoriniai tarpšonkauliniai, tai tęsiasi žemyn ir priekį nuo šonkaulio iki šonkaulio. Įkvėpimo metu patraukia šonkaulį aukštyn ir į viršų. Vidiniai tarpšonkauliniai raumenys tęsiasi aukštyn į priekį nuo šonkaulio iki šonkaulio ir priverstinį iškvėpimo metu patraukia šonkaulių žemyn. Čia tokia yra tarpšonkaulinių raumenų funkcija. Dar keli raumenys yra dantytieji. Užpakalinis viršutinis ir užpakalinis apatinis raumuo. Tai jie atsakingi už šonkaulių judesius, ne, kad pakiltų įkvėpimo metu tiek vieni, tiek kiti, ne, tai dantytasis užpakalinis viršutinis yra serratus posterior superior, kuris kelia 2-5 šonkaulį įkvėpimo metu, ir dantytasis užpakalinis apatinis serratus posterior inferior traukia žemyn 11-12 šonkaulius įkvėpimo metu. Kita grupė yra pilvo raumenų. Kodėl aš apie tos raumenys čia kalbu? Tiesiog vėl, kad jums turėti bendrą
supratimą, prisiminti apie juos kažkiek ir turėti bendrą tokį, tikrai niekas ten jūsų jokių lotyniškų neklausinės ir jokių čia egzaminų iš jo nebus. Tai va, tai pilvo raumenys, 4 poros plokščių raumenų, ane, sudaro išorinis įstrižas, vidinis įstrižas, skersinis ir tiesusis. Funkcijos yra palaiko vidaus organus, stabilizuoja stuburą, padeda kvėpuoti, šlapintis, tuštintis ir gimdyti. Kam šita garbė yra tekusi? Va, kaip jie gražiai atrodo, ne, va čia tas mūsų sixpackas vadinamas kažkur giliai arba ne. Tai irgi kaip atrodytų, ne, tai skersinis pilvo traumuo yra giliausias pilvo grupė ir padeda kvėpuoti, bet dar svarbiau, kad jis aktyvuoja korpusą ir stabilizuoja dubenį bei nugarą. Labai va svarbus giliai esantis, ne? Kaip ir minėjau, vidinius raumenis ištreniruoti yra reikalų, arba tai balansiniai pratimai, pusiausvėros reikalaujantis pratimai, ten šlangą keliant. Sudėtinga juos labai išjudinti, aišku, įmanoma, bet reikia daugiau pastangų. Jam reikia tokių, sakau, netipinių situacijų, kad juos ištreniruot. Vidiniai įstrižiniai raumenys tai yra tiesiai po išoriniais įstrižais ir veikia panašiai. Panašiai tai lenkia stuburą, suka liemenį ir lenkia stuburą į šonus. Ir tiesusis pilvo raumuo funkcija yra sulenkti ir stabilizuoti stuburą. Paviršiniai nugaros raumenys. Matau aš tą skeletuką ir vis prisimenu tuos anatomijos atlasėlius visus. Tai irgi jų yra ne vienas ir ne du. Ne, kadangi aš jau čia lotyniškus pavadinimus sudėjau, tai tiesiog pasižiūrėkit, kiek jų daug yra ir aš jau jų nevardinsiu. Nu, didžiausias yra nugaros didysis raumuo, tai musculus latissimus dorsi, jis yra čia, kuris yra arčiausiai odos esantis raumuo, visi kiti yra gilieji. Nugaros raumenys, tai nugaros tiesiamasis raumuo, pusketerinių raumenų grupė irgi sudaro semispinalis, kur čia viršutiniai daly. Ir raumenys eina nuo slankstelių iki slankstelių ištiesia kaklą, pagrindinė funkcija, tai vėl, kol šitie raumenys nesutvirtėja, kūdikiai negali to kaklo išties normaliai, ne? Štai visam pilvukai yra guldomi, kas stiprėtų ir plus kaklo linkį išgautų pagaliau, ne, ir sutvirtėtų tas kaklas, tą galvą pradėtų laikyti, nes pradžiai jos nelaiko. Daugiaforminiai raumenys. Raumenys tai eina nuo slankstelio iki slankstelio, suka stuburą, tai va multifidis, kur matot. Ir kvadratinis juosmens raumuo, kvadratum lumborum eina nuo klubakaulių iki šokikulių, atlieka šoninį lenkimą. Štai irgi negali treniruoti vieno raumens, kažkaip funkciją turi grupėm juos valdyti. Taip, gilieji nugaros raumenys, ne, tiesiamasis nugaros raumuo, kuris irgi yra sudarytas iš 3 raumenų. Ir turi skirtingas funkcijas kiekvienas raumuo, ne, tai tiek traukia šonkulį žemyn, lenkia stuburą į savo šoną, abiejų pusių kartu tiesia liemenį lošia atgal, antrasis raumuo, ir keturinis raumuo, trečiasis tiesia nugarą, atlošia galvą. Ne, tai vėl, kadangi tiesiamasis nugaros raumuo, kaip ir minėjau, labai yra didelis, tai jis ir funkcijų atlieka kelias. Bet nereiškia, kad tas vienas raumuo yra atsakingas už tą vieną funkciją, ne, jie irgi veikia raumenis kaip grupė raumenų. Taip, dubens dugno raumenis, ne, apie ką aš irgi kalbėjau, kai mes buvom sutikę gyvai, kad šitus raumenukus reikia lavinti dėl kelių priežasčių, ne. Tai dubens dugno raumenis, jie irgi sudaryti iš 3 sluoksnių. Tai raumenų sluoksniai apima dubens ir išeinamąją angą, palaiko dubens vidaus organus, tarpvietės regionas irgi sudarytas iš tam tikrų raumenų grupių, ne, tai kurie atsakingi irgi už tiek lytines funkcijas, ne, tiek už šalinimo funkcijas ir panašiai. Tai irgi galite jūs čia pasiskaityti, ne,
kokie skyriai, ką veikia, kokie raumenys įeina. Ir kokios funkcijos yra, tai tam tikrų raumenų. Vienas iš jų atsakingas už varpos gumbą arba apgaubę makštį, ar ne, tie patys raumenys tiek pas moteris, tiek pas vyrus, ar ne, tęsiasi nuo sėdmenų gumbų iki vidurinės tarpvietės sausgyslės, funkcionuoja lytinių santykių metu ir išskiriant šlapimą. Pagrindinė funkcija yra lytinių organų, ne? Lytiniai santykiai ir šlapimas. Nu, čia dar daugybė, dar daug raumenų iš vis skirtingo aprašymo, ne, tai gal mes taip giliai nesigilinsim. Kai kurie raumenys atsakingi dar ir tuštinimasi, kas irgi būtų gerai. Pakelia, palaiko dubens dugną tam tikri raumenys, skau net nevardinsiu, ne? Ir dar viena grupė, tai krūtinės juostą veikiantis raumenys, prasidedant tašinio skeletų įsijungia į raktikaulį arba mentę, priekinė raumenų grupė sudaro 2 raumenys, užpakalinė raumenų grupė 4 raumenys, mentės judesiai, tai mentės medialinė ir lateralinė rotacija, mentės pakelimas ir nuleidimas, mentės ištempimas ir atitraukimas, o ratiklius, atsiprašau, raktikulius sutvirtina petį, riboja judesius, nes irgi įeina krūtininius kaulus. Kokie raumenys veikia krūtinės juostą, krūtininę dalį, ne, tai krūtinės mažasis raumuo, kuris tvirtinasi nuo 3 iki 5 šonkaulio, nuo 3-5 šonkaulio iki skiauterinės mentės ataugos, ištempia ir nuleidžia mentę, pakelia šonkaulius iškvėpimo metu. Ir dar vieni raumenys, tai priekiniai dantytieji raumenys, nuo 1-9 šonkaulio iki medialinės mentės ribos atitraukia, rotuoja arba nuleidžia mentę, ne? Tai irgi mentės judesiai, jeigu yra raumenų pakitimai kažkokie, tai tiesiog mentė neatlieka tam tikrų judesių, neatlieka pilną amplitudę. Kas tai lemia, jeigu mentė savo judesių neatlieka, o vis tiek ten tą ranką pakelt ar kažką padaryti reikia, ne, tai atsiranda kompensaciniai judesiai, kyla petis ir panašiai vien dėl kažkokio raumens mentę laikančio pakitimų. Ne? Taip. Užpakalinė mentės raumenų grupė sudaro 4 raumenys, tai vėl paviršinis trapecijos ir gilusis rombiniai raumenys ir mentės keliamasis raumuo. Vėl matot, nuo kur jie eina, ne, tai trapecinis raumuo pasuka mentį į viršų, atitraukia mentę, nuspaudžia mentę, ne, rombiniai keliamieji mentės raumenys drauge pakelia mentę. Ir jeigu atsiranda problema su mentės raumenim, mentę laikančiais raumenim, juos išmasažuoti, išjudinti yra reikalų, nes tai yra pakankamai giliai, tam reikalingi masažai, tam reikalingi specialios mankštos, nes atsiranda tie vadinami skaudami taškai, o tas taškas raumens kietėjimas atsiranda po mentį ir kad jį išjudinti, išmasažuoti tikrai užima laiko. Tai tik masažai čia irgi neišsigelbės, reikia ir judesių šalia prijungti. Žastą veikiantis raumenys irgi yra 9. Va, kad tiesiog matyti, aš jau labai, gal čia daug nesigilinsiu, ne? Tai pectoralis major latissimus dorsi, ne, tas pats, nugaros tiesusis. Tai kad tą žastikulį pajudinti, ne, tai vėl kiek reikia raumenų ir mentės raumenų, ir žastikaulio, prie žastikulio bestvirtina raumenų, tai kaip ir minėjau, ne, gal čia kiekvieno judesio aš jau nebenagrinėsiu,
Bet kad atlikti kažkokį paprastą judesį, įjungti reikia tikrai ne vieną ir ne du raumenis, ne, už tai ir kaip ir sako, problema ne kažko nebepakelia, pradeda ieškoti problemos visi, kad čia aš tepaliuką pastepsiu, nes čia biškit imtelėjau gal kokią alkūninį nervą, o pasirodo problema yra mentį, po mentę, tik taip sureagavo paskutinis, jau tas labiausiai silpniausias raumuo, kuris prisitvirtina prie tam tikros vietos, ne, tai pasakymas, kad man skauda nugarą, nugaro ieškoti problemų, tai ne visada joje rasti. Gali būti, kad, nežinau, skauda juosmenį dėl to, kad įtempti yra sėdmens raumenys, ne, ar skauda juosmenį dėl to, kad su mentėm yra kažkas negerai. Tai vėl reikia aiškintis, nes jau kai skausmas yra paskutinis galutinis taškas, kad kažkas yra negerai. Bet iki to ten irgi dar yra kalnas reikalų. Ne, varotatorių manžetės raumenys, teisės numentės užpakalinės dalies. Ir labai dažnai irgi mes, kai mokėmės, tai dabar skaitau rotatorių manžetė, ne, tai paprastam ten tikrai yra supranti, kokie raumenys, bet jums užtek žinoti, kad rotatorių manžetės raumenys tai tiesiog padeda sustiprinti peties sąnario kapsulę, teisės momentės priekinės dalies, nuo užpakalinės iki priekinės mentės dalies. Kokie raumenys veikia alkūnę, irgi ne vienas ir ne du išvardinti, ne, tai lenkiamieji kokie, kaip čia tą alkūnę sulenkti, kiek čia visko turi nutikti, ne, tai ir dvigalvių žastrų raumuo įsijungti, ir žastikulių raumuo įsijungti. Tai va čia va irgi labai gražiai apie tuos sinergistus antagonistus įsijungia, ne, tai lenkiamieji dvigalvių žasto biceps brachijos terpis stipinkaulį, brachialis žastikulių raumuo įsterpia ir alkūnkaulį, tada sinerginis lenkiamasis raumuo, kuris padeda atlikti veiksmą, yra žastikulių stipininis raumuo, brachioradialis, ne, ir pagrindinis teisėjas, ekstensorius, tai yra trigalvių žastų raumuo, kuris yra prie alkūnkaulį, galiausiai ištiesia ten tą mūsų ranką, ne. Jo lenkiamieji ir va sakau ekstensorius. Taip. Čia gal mes irgi vėl paprastam prasukimui pronacijų supinacija arba rotacija, ir kitaip vadinamiem dilbio, irgi reikalinga ne vienas ir ne du raumenys. Taip, taip. Dilbis. Na gerai, apie dilbį dar praeinama, ne? Tai, kad sulenkti riešą plaštaką irgi turi būti aktyvūs dilbio raumenys, ne? Šitos vietos raumenys, nors atrodo čiagi turėtų būti pirštai kažkur kitur, ne raumeninės, bet vėl ką tai rodo, ne? Kodėl labai dažnai yra tikrinama pirštų lenkimai ir žiūrima, kaip reaguoja skauda, neskauda alkūnė, ne, kaip kurie raumenys tempia, nes vėl rankų raumenys, pagal tai aš išmokau pagaliau suprasti, kaip tie anatomija veikia, ne, tai labai gerai matosi, kai judina pirštus, koks raumenukas įsitempia dilbio dalyje. Taip, tai čia, vidiniai plaštakų raumenys, irgi va, kiek jų gražių, kiek visokių yra, sausgyslės raumenys, raiščiai ir panašiai. Ne, tai irgi jų yra nemažai. Ir šiai dienai užteks. Pratęsim kitą kartą, baigiam ties vidinę plaštakų raumenims ir apie anatomiją kalbėsim jau kitą kartą.